Pagrindinę vakaro dvikovę Ignu Pulukevičiu nusileidęs Edvinas Šalkovskis, svorio kategorija iki 93 kg. Edvinai, nepavyko tos pergalės iškovot, bet nei nokautų, nei knockdownų nepamatėm, tai toks truputėlį kitoks scenarius. Taip, tai kaip ir sakiau, po kovos tai nieko ten jis įspūdingo neparodė, kaip žadėjo, ten jis mane išjungs, ten per 10 sekundžių pakirs, nokautuos. Tai visgi netoks stiprus Tysonas, kaip visiems atrodo. Ir tiek, vienų taškų nusileidžiu. Tai. Buvo prieš kovą daug kalbėta apie tavo psichologiją. Ką tu darai kitokio šį kartą negu prieš praeitas kovas? Tai jau po kovos su Dirkšiu jau pradėjau ruoštis, daugiau skirti dėmesio psichologijai, pradėjau dirbti ties tom. Kaip matom, po truputį viskas gerėja, į kovą jau visiškai atsipalaidavęs, kovoje irgi viską mačiau, sakau, kaip ir sakė Sergejus, nedadirbau rankom, mažai buvo rankom, nes jaučiau, kad galiu rankom spausti jį, bet kažkodėl užstiklinau ant kojų, tai va tas ir pakišo koją, tas galėjau daugiau paspausti rankom. Norėjau klausti, ką galėjai daryti geriau, kad laimėtum, tai kaip supratau, iš esmės rankos, tas pagrindinis. Taip, rankos, taip, nes, sakau, galvojau, kad ten bus, kaip jis ten sako, ten nerealūs smūgiai, bet kai pradėjau priiminėti, tai supratau, kad galiu pats jį permušinėti, tiesiog buvo jau šiek tiek per vėlų. Daug kalbėjo apie Igno smūgius, tai galima teikti, kad tavęs net nenustebino jo tokia smogiamoji jėga? Ne, aš kai dirbu su salėj su Sergejum, tai realiai pripratęs prie tų smūgių, tiesiog dirbdamas su Sergejumi labiau gal įpratęs įsitempti, nes kai smūgiuoja stipriai, tai tu pratęs laikyti tą gynybą ir gal reikėtų įvesti į pasiruošimą kitokių dalykų, ar pakeisti sparring partnerius, kad atsipalaiduot daugiau, kad daugiau tą gynybą, tos permušimus atšlifuot. Šiaip dar kalbant apie psichologiją, būna dažnai, kad nebūtinai apie kovinį sportą, bet apie tą patį krepšinį ar futbolą, kad kai prasideda rungtynės, tai yra tas jauduliukas ir tada jisai kažkaip dingsta po kurio laiko. Tai ar šį vakarą tas jaudulys iš karto buvo stiprus ir numalšinai tu jį, ar tiesiog papasako, kaip su to jauduliu buvo tau? Tai su jauduliu visada būna tas jauduliukas prieš kovas, bet